krikščionis. Tikriausiai supratot, kad šiandien kalbėsiu apie krikštą. Ir Paulius sako šitaip. Pats pirmas skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Paulius, apaštalas ne iš žmonių ir ne per žmogų, bet per Jėzų Kristų ir jį prikėlusi iš numirusių Dievo Tėvą. Ir kartu su manimi esantis broliai Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią, kuriam šlovė per amžių ir amžius. Amen. Ramybė ir malonė nuo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė mums save. Jis atidavė mums save. Jis atidavė mums save. Ne šiaip savo, kad mes būtumėm išgelbėti nuo dabartinio blogo amžiaus. Kad mes nevilktumėm svetimo jungo, kad mes taptumėm šventi Dievo akivaizdoje. Tai taip svarbu. Tai taip svarbu suvokti. Tai jeigu tu šiandien tuo tiki, tai tave turi darytis kažkas. Nuo šitų žodžių tu vėl turi prisiminti, kad tu naujas, tu gyvas, tu šventas, tau atleisti. Dažnai mes tampam tokie pridusę, tokie pavargę. Ir tokias eilutes priimam paprastai visiškai, nei kiek nesureaguodami, tarsi dar 100 kartų išgirdom, kad Jėzus mirė už mus, kad Jėzus atidavė save mums. Ta meilė į mus liejasi banga po bangos. Mes įkvepiam ir mes pajuntam, kaip jis mus myli. Ateina supratimas ir naujas vėl supratimas ateina, nors ir nėra naujo supratimo, kad vėl meilė tave užlieja, jo meilė tave užlieja. Nes jis atidavė save už mus. Ir tu tuo tiki. Žinot, mes labai dažną atveju gyvenime, einam per gyvenimą ir mes patinkam į tam tikras situacijas, kuriuose mes jaučiamės be galo nepatogiai, nepasiruošę arba iš viso netgi nemokantis. Pavyzdžiui, šį trečiadienį man reikėjo pravesti treningus inžinieriams. Ir inžinieriai, jie tokie žmonės yra, bent jau mūsų inžinieriai, jie tokie labai nejautrus, jie tokie mechaniniai. Jie galvoja apie varžtus, apie laidus, kaip sujungti mašinas ir jiems su jais labai sunku yra šnekėti ir aš be galo bijojau. Tai buvo nepatogu. Man šiaip nėra sunku stovėti prieš žmonės, bet prieš inžinierius kažkaip tai yra. Ir tu turi atbūti. Ir aš pamenu, skambinau savo kolegai, jisai nebuvo darbė ir sakau, ką man sakyti jam? Aš čia tik ką iš ligoninės grįžęs, mes vežėm mažiuką į ligoninę ir iš karto mane pastatė tokį, man susikaupt reikia. Ir man taip kažkaip sunku. Ir žinot, visi kalba, esat girdėję naujųjų metų, nauja ta rezoliucija, ką mes veiksim kitais metais ir užsibrėžė vieni tikslus mažiukus, kiti tokius didelius. Ir po to jie jaučiasi nepatogiai, nes jų neįvykdo. Arba iš viso jaučiasi nepatogiai dar rašydami tą tikslą, kai jau vykdys tai. Ir žinot, tas labai panašu yra su mūsų nuodėme. Mes krikščionys esam kai kurie nuodėmingi. Visi esam kažkiek nuodėmingi. Ir kiekvienas iš mūsų čia sėdinčių kovojam su tuo. Ir vieni jaučiasi labai nepatogiai, kiti jaučiasi truputį patogiau. Truputį šiek tiek patogiau. Moka kovoti. Kiti jau yra prie pasidavimo ribos. Galbūt kažkas turi priklausomybę kokią, ar stipriai su juo kovoja, sunkiai su juo kovoja. Ir tai yra be galo nepatogu jam. Tokia nepatogi situacija. Kiekvieną kartą tu eini miegoti. Aš kalbu iš patirties, nes aš turėjau be galo daug priklausomybių. Eini miegoti ir tu galvoji, kai tu atsikelsi ryte, tu vis dar norėsi šito. Kai tu atsikelsi ryte, tu vis dar galvosi apie tai. Tai buvo su cigaretėm, su tabaku man, kai aš meldžiaus nepatogiai.
Aš meldžiaus nepatogiai, nes aš žinojau, kad aš to nesugebu. Aš negaliu su to kovoti savo jėgom ir aš sakau, Dieve, aš labai bijau ir jaučiuosi negalinti šitą padaryti. Bet tu gali, Dieve. Ir pamenu, sekantį rytą atsikėliau ir man tarsi smegenys išplausus. Ir aš nebenoriu rūkyti ir nebenoriu tabako. Nes Dievas gali. Nes Dievas atidavė už mus save, kad išgelbėtų nuo šito blogo amžiaus, nuo tamsybių amžiaus, kur tamsybė juntama, tu ją gali apčiuopti. Jis tau save ir atidavė už kiekvieną iš mūsų čia sėdinčių, čia girdinčių šitą žodį, kad tau nebereikėtų gyventi, kaip tu gyvenai anksčiau. Šiandien ta modernioji religija, jei taip galime išsireikšti, sukoncentruota pripildyti bažnyčią žmonėmis. Pripildyti bažnyčią žmonėmis. Tačiau tikroji Evangelija kviečia, kad Dievas pripildytų žmonės. Kad Dievas pripildytų žmonės. Kad ne tik mes užpildytumėm šitas tuščias vietas tarp mūsų, bet kad Dievas užpildytų mus. Tai yra svarbiausia. Mes čia tam ir susirinkam pašlovinti. Šiandien žmonės bėga iš bažnyčių, kurios skelbia ir rodo į nuodėmę. Bėga. Nepatinka jiems čia būti. Skelbia apie atgailą. Skelbia absoliutų paklusnumą, kaip praeitą sekmadienį. Čia žmonės nenori būti. Nes yra be galo nepatogu. Nes be galo nepatogu. Kaip toj nepatogioje situacijoje, jeigu esi kada buvęs. Sunku išbūti neteisėjant teisėjų susirinkime. Sunku išbūti ramiam, kai girdi Dievo žodį, kuris yra galinis ir tikrai be jokios abejonės, tai yra faktas, daro darbą tavo širdį ir mano širdį. Kai mūsų įtakoja tam tikros Biblijos eilutės ir mes randam tokį nepatogumą, mes jaučiamės kažkaip tai nepatogiai. Tai yra gerai, tu neturi bėgti. Ir atvirkščiai tos bažnyčios, kurios to nedaro, jos pasipildo 10, 40, bet tas netgi 100 000 žmonių. Bet, žinot, yra toks anekdotas, gal ne anekdotas, kaip asiliukas ėjo per mišką ir rado liūto kailį. Liūtas miręs ir tik kailis likęs. Ir jis pasiėmė tą kailį, apsirengė ir priėjo prie lapės, lapė pamatė ir pabėgo. Priėjęs prie meškos, meška pamatė, pabėgo. Asiliukas vėl prieina su liūto kailiu, prie zuikio priėjo. Zuikis žiūri. Asiliukas Zuikis Taigi čia asilas. Nes anksčiau ir vėliau tu įsižioji. Nes anksčiau ir vėliau tu įsižioji veiksmų. Ir pasirodo visas tavo, pasirodo ta tiesa. Nes sako, nieko nebus tamsoje, ką Dievas apšvies. Ir taip būna su tom bažnyčiom, dėl to neapsigaukit, ypatingai jaunuoliai. Neapsigaukit, nes ne viskas, kas auksų žiba, yra auksas. Ne viskas, kas atrodo labai gerai, yra gerai. Kartais tai, kas yra nepatogu, yra gerai. Nes tik per nepatogumus, per išbandymus krikščionis auga. Tikintysis auga. Melas nepasidaro tiesa ir neteisybė nepasidaro tiesa. Blogis netampa gėriu tik dėl to, kad dauguma tai daro. Tik dėl to, kad dauguma to tiki. Dėl to svarbu studijuoti Dievo žodį ir pernelyg giliai nelįsti į įvairias jo interpretacijas. Praleisti kokybišką maldos laiką su Dievu ir ieškoti jo valios. Ir elgtis pagal tai, ką mes žinome. Absoliučiai paklusti, o ne bandyti išmiguriuoti tarp eilučių. Taigi šiandien sužinosime, kas yra krikštas. Krikštas tai mirties, laidotuvių ir prisikėlimo simbolis. Mirties, laidotuvių ir prisikėlimo simbolis. Laiške romiečiams nuo 6 skyrių nuo 1 iki 6 eilutės parašyta, kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonę? Jokių būdų. Mirę nuodėmė, kaipgi gyvensime joje? Argi nežinote, jog mes pakrikštyti Jėzuje Kristuje buvome pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių,
tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Jei esame sulaugę su jo mirties paveikslu, būsime sulaugę ir su prisikėlimo. Žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume nuodėmei. Daugiau nebevergautume nuodėmei. Nuostabu žodžiai. Mes neturėtume vergauti nuodėmei. Mums nuodėmė neturėtų viešpatauti. Mes to nebeturėtumėm daryti. Ir čia sako, kad jeigu mes esame tikrai mirę jame, mes tikrai to nebedarysim. Mes esame prikelti jo šlovėjai ir mes nebeturėtumėm vergauti nuodėmei. Prieš tai dar sako, kad kur buvo daug nuodėmės, ten buvo gausesnė jo malonė ir jis tęsia, tai kągi dėl to sakysim, gal nuodėmiauti? Ir man patinka, kad nepraleisti tie žodžiai yra jokių būdų. Jokių būdų. Jokių būdų. Ir užgesina tą kūnišką viltį, kad galbūt dar galima kažkur nusidėti. Jokių būdų. Jokių būdų. Man patiko, kaip ketvirtadienį gavau žodį iš Nijolės, kaip jinai sako, klausyk, jūs tai jei tave giria, tu reaguok į tai kaip lavonas. Jeigu tave tai kažkas giria, reaguok į tas pagiras kaip lavonas. Ir taip pat, jeigu tave bara kažkas tai, arba smerkia kažkas tai, reaguok į tai kaip lavonas. Nes tu esi miręs žmogus. Tikintysis į Kristų yra miręs žmogus. Jis nebegyvena taip, kaip žmogus tenai. Čia žmonės esam mirę, bet čia yra geras žodis. Jūs negalvokit, kad aš jūs visus numirėlis nekau savo. Mes kur kas geresnį gyvenimą gyvenam numirę, nei tie, kas galvoja, kad gyvena. Vienas iš paskutinių Kristaus įsakymų prieš paimant į dangų buvo taip. Jis sako, eikite ir padarykite mokiniais viso pasaulio žmonės. Antras buvo, krikštykite juos Tėvo ir Sūnaus Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios vardu. Ir trečias, mokykite paklust mano įsakymams. Labai svarbu eilės tvarka, nes tik tie, kas nori tapti Kristaus mokiniais, gali būti pakrikštyti. Tik tie, kurie nori tapti Kristaus mokiniais, gali būti pakrikštyti. Gerai? Ne tik tais tie, kurie sugalvoja, kad pasikrikštyti, nes kažkas kitas krikštės, bet tik tie, kas nori būti Kristaus mokiniais. Ir prisimenam, praeitą savaitę pamoslavau, kas yra Kristaus mokinys. Taip tarsi toks įspėjimasis pamostas praeitą sekmadienį buvo. Tas, kuris turi absoliučiai paklusti Dievo žodžiui. Tas, kuris turi teisingai susidėlioti savo prioritetus gyvenime. Ir tas, kuris yra pasiruošęs paimti kryžių ir nešti kartu su Kristumi. Kartu su Kristumi. Tik tas, kuris yra pasiruošęs tai daryti, tai vykdyti. Tik tas, kuris yra pasirengęs tai daryti ir nusprendęs iš visos širdies stengtis taip gyventi, gali būti pakrikštytas. Kai pas Jėzų atvedė vaikelius, jisai dėjo ant jų rankas ir laimino juos. Dar kiti sako, netrukdykit ją. Ir jisai dėjo rankas ir laimino jų. Dėjo rankas ant jų galvyčių ir laimino juos. Kai pas Kristų ateidavo vyresnio amžiaus žmogus, atgailaujantis žmogus, tada Kristaus apaštalai jį krikštijo. Bet šiandien daugumoje bažnyčių yra atvirkščiai. Krikštija kūdikius. Lietuvoje, Lenkijoje, Airijoje, Italijoje, Pietų Amerikoje. Anglikonų bažnyčiose, liuteronų bažnyčiose. Ir deda rankas ant suaugusiųjų. Tai yra sutvirtinimo sakramentas, aš prašau. Sutvirtinimo sakramentas. Atvirkščiai. Žinau, hebrajų kultūroje berniukas vyrų tampa 13 metų. Mergaitė moterim tampa 12 metų. Tampa suaugusiu. Moterim, negaliu sakyti. Suaugusiu. Nes tada jis yra skaitomas, kad gali laikytis įstatymų, kad jau jį reikia mokintis laikyti įstatymą ir jis yra įpareigotas laikytis Dievo įstatymų.
Aišku, aš nesakiau, kad iki 13 metų jam nereikia nieko daryti. Ten tėvai nepaprastai didžiulį darbą įdeda į savo vaikučius hebrajų kultūrą. Kad jie jau 13 metų moka mintinai Torą, kad jie moka psalmyną mintinai ritmiškai. Pasvajoti apie tokį paklusnumą. Gali būti negerai viską, kad nepasvajojame. Turim turėti tikėjimą, kad ir mūsų vaikai šitokį Dievo žodį žinotų. Šitaip gerai Dievo žodį žinotų. Ir tada jis tampa vyru. Tai aš sakau, kad galbūt galima krikštyti nuo 12-13 metų. Nes tada jisai gali prisimti pats, jisai gali pats suvokti, jeigu tu jį tam paruoši. Ir dėl to reikia krikštyti ne vaikus, bet reikia krikštyti suaugusius. Petras sekminių dieną pakilo ir sako, Petras tarė jiems, prieš tai jie sako, ką mums daryti? Ir jisai sako, atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Ir apaštalų darbuose visur, kas tik priėmė jo žodį, tas buvo pakrikštytas. Kas priėmė žodį, buvo pakrikštytas. Tai nėra kažką, kad tu sugalvoji pakrikštyti savo vaiką ir jis dabar tampa pakrikštytas. Nes vaikas nesupranta to, kas yra krikštis. Labai gaila iš tikrųjų, nes aš sulaukiu be galo daug skambučių iš lietuvių, nes nori pakrikštyti vaikus. Tai ką reiškia krikštis? Kaip jau sakiau, tai yra mirties, laidojimo ir prisikėlimo simbolis Kristuje. Kristuje. Mirtis. Tu turi būti miręs nuodėmė. Tu turi tapti mirusiu nuodėmė. Mirusiu tam gyvenimui, kurį tu gyvenai prieš tai. Tai yra mirtis. Ir tai yra pirmas dalykas prieš krikštą. Kai tu išgirsti Dievo žodį, kai tavo širdį, tavo visam gyvenimo centre pasikeičia greitis, pasikeičia sukimosi pusė. Tu pradedi pamatyti nuodėmę, nes prieš tai tu nematėjai nuodėmės. Nes prieš tai mes gyvenom kaip tik norėjom. Mes nemąstam, kad mes darom kažką blogo, mes nemąstam, kad mes čia kažkur tai nusidedam. Gyvenom ir tiek, ir viskas. Gyvenom kaip mokėjom, gyvenom, norėjom, ką norėjom, tą darom. Bet atėjo momentas, kai kažkas mums paskelbė Evangeliją ir mes išgirdom Dievo žodį, kažkas atsitiko. Tas, kuris priėmė jo žodį. Ir ta jo širdis buvo derlinga. Priimt žodį reiškia liuks. Atmest žodį negerai. Nes kas priima žodį, tai yra ta derlinga žemė, kurioj krinta sėkla ir pradeda augti ir atneša vaisių. Tos širdis, kurios nepriima Dievo žodžio, jos nėra derlingos. Ateina, taigi jos krinta tenai, bet ateina ir velnias pasiema. Arba ateina kokie tai sunkumai gyvenime ir tu užmiršti, kad tu esi Kristaus mokinys ir elgies visiškai atvirkščiai. Gyveni taip, kaip gyvenai anksčiau. Čia aš kalbu apie derlingą širdį. Tik tas žmogus, kuriam krito žodis ir jisai miršta nuodėmė, jisai žino, kad jisai mirė nuodėmė, jis nebenori gyventi daugiau taip, kaip anksčiau gyveno, gali būti pakrikštytas. Ir tai jau yra antras dalykas. Tos laidotuvės, kai žmogus yra panardinamas į vandenį, ne pakrapsnojama ant jo galvos, bet kai jis yra visiškai panardintas prieš tai. Juk yra nusikaltimas laidoti nemirusi žmogų. Yra nusikaltimas laidoti nemirusi žmogų. Gyvo žmogų. Kas laidoja gyvo žmogų? Tai yra žudikai. Dėl to tu gali būti palaidotas ir panardintas tik tada, kai tu atsižadi savo to gyvenimo prieš tai. Ką tu prieš tai gyvenai. Tada tu esi laidojimas ir nepakrapsnojimas. Žinot, esat matę, kad nors laidotuvėse, kad pasiemat ant biškį smėlio ir užbarsto ir išeina visi. Yra nusikaltimas nepalaidot žmogaus. Teisingai sakau? Jeigu žmogus mirė, jį reikia palaidoti. Tu negali jo palikti tiesiog duobėjai. Žiūrė apšalę.
Tai yra nusikaltimas, sakykit, taip, žinau, tai yra nusikaltimas. Ir tai yra pats tas simbolis mūsų Kristuje, mirtis Kristuje. Mes esam panardinti ne vandenį, taip, vandenį, kai mes žiūrim akimis, bet simbolis tai yra, kad mes esam įlieti į Kristų. Mes esam įlieti į Kristų, mus įlieja į Kristų, mus Kristus užlieja, mes esam pilnai panardinti į Kristų, jo mirtyje. Mes esam palaidoti krikštu, šituo simboliu. Ta labai svarbu suvokti. Labai svarbu suvokti, nes tai yra atsakomybė, tai nėra tiesiog, čia sugalvoju pasikrikštyti, dėl žmonių akių, kad visi plotų arba nufotkintų ir įdėtų į Facebook. Tai yra labai svarbus dalykas. Neapsigaukit, aš krikštijausi ir aš nežinojau, ką aš darau, bet Dievas buvo man be galo maloningas ir mane iškėlė iš ten, kur aš labai neteisingai gyvenau. Dėl to aš nenoriu linkėti to, ką aš patyriau. Kai aš pasikrikštijau, nes aš šito nesuvokiau, aš šito nežinojau. Aš krikštijaus aklai, net kai mano žmona manęs klausė, ar tu žinai, dėl ko tu krikšties? Sakau, taip, dėl Dievo, o iš tikrųjų galvojau, kad dėl žmonos krikštijaus. Nes susitokėm, noriu ir aš būti krikščionis. Man šito niekas nepapasakojo, bet Dievas buvo maloningas ir mane ištraukė iš nuodėmės, kurioje aš buvau ir po krikšto. Ir po krikšto aš ėjau žemyn, sekiau patį dugną. Tik dėl Dievo malonės, tu taip nedaryk. Jeigu norėsi kada pasikrikštyti, ir tu, Gabrielė, taip nedaryk. Tai labai svarbu. Ir mes esam palaidoti jame. Tas žodis krikštas ir reiškia panardinimą. Graikiškas žodis bapto reiškia panardinimą. Tai nėra, kad kažkas, žinai, užlieja truputį vandens ant tavo kaktos. Ne, tu esi visiškai panardintas į vandenį ir tada iškeltas į naują gyvenimą. Į naują gyvenimą. Esi prikeltas, kaip ir Kristus buvo prikeltas. Tai yra grynai simbolis jo. Jis buvo nukryžiuotas ir tada mirė, ir tada buvo palaidotas, ir tada jį prikėlė Dievas. Tai yra simbolis šito. Ir tu kartoji tai simboliškai. O dvasiniai plotmėje tai vyksta nepaprasti dalykai. Nes tu tai darai tikėjimui. Ir čia parašyta, tas senas žmogus yra palaidotas, tas senas žmogus yra miręs ir mes tikėjimu tai turim suprasti, ne mąstymu. Nes mąstymu tai yra be galo sunku suvokti. Kaip tas senas žmogus gali būti miręs, aš vis dar gyvenu, aš vis dar jaučiu, aš vis dar galvoju, karts nuo karto galvoju nekaip. Kaip tai suprasti? Senasis žmogus tai yra mūsų mąstymas. Kūnas tai mūsų savanaudiškas gyvenimas, nuodėmingas, visiškai priešingas devotui gyvenimui. Tas kūniškumas. Ta kūną mes turėsime iki mirties. Kūną mes galime palyginti su gauja plėšikų, kurie nori apvogti mūsų namus. Tas senasis mąstymas, tai kaip neištikimas tarnas. Jis visą laiką yra nuginkluojamas. Tu nesugebi, nes viskas vyksta iš mąstymo. Žinot, kaip atsiranda nuodėmė. Nuodėmė ateina dėl geismo, dėl mąstymo, dėl to netikusio mąstymo. Ir tu tampi krikščionė, tu gali tam mąstymą užčiaupti. Tu gali tiesiog savo jėgom pasakyti, ne, aš šitaip negalvosiu. Ne, aš esu naujas kūrinys. Ne, Dievas už mane, Kristus už mane mirė. Ir aš turiu jėgą pasipriešinti šitam mąstymui. Ir neprileidžiu šitų minčių. Nes iš minties ateina kūniška nuodėmė. Iš minties atsiranda ta nuodėmė. Viskas prasideda minty. Esam girdėję Viktorijos pamokslą. Jinai kalbėjo apie minties jėgą. Ir kad mintis reikia pavergti, mes šiandien turim jėgą pavergtas mintis. Viskas atsiranda nuo minties. Man taip patiko jos palyginimas, aš dabar noriu pakartoti. Sako, mes matom čia visą šitą pastatą. Gražus pastatas, man jis patinka. Mes matom šitas kėdės, matom šitą kilimą. Žinom, kad žmogus pastatė visą tai. Tada dar prieš tai mes ko nematom, tai yra pamatai, dėl to, kad tas namas tvirtas. Bet mes taip pat užmirštam vieną dalyką, kad visa tai atėjo iš minties. Nebuvo tiesiog jau iš karto, žinai, atsirado tas pastatas. Iš minties.
Kažkas sugalvojo, kažkam šovė mintis pastatyti šitą pastatą. Ir taip lygiai tas pats yra su nuodėme. Mes esam savo geismų suvedžioti štai čia. Ir štai čia tas suvedžiojimas krikščioniui turi pasibaigti. Čia jisai prasideda, čia jisai pasibaigia, nes jeigu jisai pasibaigia čia, tai gimdo mirtį. Tada ateina mirtis. Negali sustabdyti paukščio skraidyti tau virš galvos, bet tu gali sustabdyti jį bekraunant lizdą ant tavo galvos. Ta mes galime padaryti. Tai vat nuo tų minčių neįmanoma apsiginti, neįmanoma negalvoti, bet įmanoma sustabdyti. Jos neužmegs nuodėmės tavo kūne. Tai yra nepaprasta pagalba man ir aš tikiuosi ir jum, kad mes žinom, iš kur ateina ta nuodėmė, kodėl ateina ta nuodėmė, kaip jinai ateina, kur ją reikia sustabdyti laiku. Tai tas senasis žmogus ir mirė Kristuje, kad būtų sunaikintas nuodėmės. Taip, užprašau, taigi aš čia jau šitą. Ta kūną mes turėsime iki mirties. Kūną mes galime palyginti su gauja plėšikų, kurie nori apvogti mūsų namus. Tas senasis mąstymas, tai kaip neištikimas tarnas, kuris atidaro duris plėšikams. Ir jie daro tavo kūną, ką tik nori. Tu leidi. Tas mąstymas leidžia daryti kažką, tokius visokius blogus darbus, tą nuodėmiauti. Dėl to mąstymą. Ta mąstymą mes galim užrišti ir tą mąstymą mes galim padaryti užrišti su jėga, su Kristaus jėga. Ir grįžtant prie šiandieninės eilutės, sako, parašyta, kągi sakysim, gal mums pasilikti nuodėmei, kad gausėtų malonė? Jokių būdų. Mirė nuodėmei, kaipgi gyvensime joje. Argi nežinote, jog mes pakrikštyti Jėzuje, kur Kristuje buvome pakrikštyti ir jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimu. Žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume nuodėmę. Krikštas yra simbolis tavo mirties, to tavo gyvenimo palaidojimus ir naujo gyvenimo atėjimus. Ir tai tu turi daryti tikėjimu. Ne dėl to, kad kažkas kitas daro, bet tikėjimu. Net jeigu tu dabar šiandien to pilnai nesupranti, jeigu tiki, tu gali tai daryti. Sako, pasikliaukit viešpačiu visą savo širdim, atsiduokit Dievui ir nepasiduokit savo mąstymui, bet pasitikėkit viešpačiu. Ne savo mąstymui, bet pasitikėkit viešpačiu. Jeigu šiandien tu to nesuvokiai, aš šlovė Dievui, nes tikiuosi, kad tu tiki. Daug ką mes skaitom Biblijoje ir mes nesuvokiam, bet mes tikim, kad tai yra Dievo žodis. Juk mes nematėm ir labai dažnai sunku mums, kai mes einam per gyvenimą, bet mes tikim, kad Kristus mirė. Mes tikim, kad Kristus buvo nukryžiuotas, mes tikim, kad Kristus prisikėlė. Ar tu tuo tiki? Suktas klausimas. Ar tu tiki, kad Kristus prisikėlė? Gal pašok čia, bet pašok. Tai va, Gabrieliau, įsivaizduok, kad šitas vanduo yra ne vanduo, bet kaip Kristus. Čia yra Kristus. Niekada nesu gyvenime šitaip sakęs ant Kristaus. Kad čia šitas vanduo yra Kristus. Kokia nepaprasta šventė. Nežinau, man tokia nepaprasta, tokia didelė. Šiandien, Gabrieliu, tu panersi šitą vandenį tikėjimu, kad paneri į Kristų. Tikėjimu, kad miršti Kristuje. Ir kad bus palaidotas tavo senasis gyvenimas, ir tu Kristaus prisikėlime kartu prisikelsi. Ir mes tave ištrauksim šitą vandens. Ir tu turėsi naują gyvenimą. Tikėjimu.
Nes galbūt rytoj tu turėsi sunkią situaciją, nepatogią situaciją, kur tu nesijausi labai patogiai, bet nepasiduok. Tik tikėk. Gyvenk dieną po dienos. Aš jau sakau tau padrasinimą, nes aš baigiau pamokslus ir šiandien turėjo būti labai visiškai trumpas. Aš taip prasitęsiu. Aš tau jau dabar sakau padrasinimą, iš tikrųjų aš noriu tave pakviesti čia į priekį.